Papasakosiu apie nepavykusį pasimatymą. Kartą klientai užsakė vienkartinį užsakymą, kad galėtų išeiti kartu su draugais į miestą. Ir ką jie padarė? Tai pirmiausia, jie pasiklausė savo dukters, kuri jau buvo darželinukė, ar ji norėtų likti su tetute, kai jie išeis su draugais į miestą. Na, tai buvo kaip tik to priežastis, nes vaikas savaime suprantama pasakė ne. Kodėl jis turėtų pasakyti taip? Jis nepažįsta tos tetos, žino, kad yra tėveliai, jis žino, kad yra jų draugai, kuriems bus linksma, bet visiškai neįsivaizduoja, ar bus linksma su teta, kuri galbūt iš tikrųjų turėjo pasiruošusi įdomių veiklų ir įdomių dalykų veikti su vaiku. Tačiau iš kur jam tai žinoti? Ir, paklausę tokių dalykų tėvai, paprasčiausiai prarado pasimatymą.